Sveiki, sveikinuosi iš kombaino. Turime ketvirtą dieną javapjūtės jau. Ketvirta jo diena. Tai atvažiavom vėl į rapsų laukus. Likę iš 30 hektarų nusikult. Atsikabint vežimėlį reikia ir galėsim pradėti darbus. O kaip stalas gražiai sustumdavo. Labai gynėjom expectation. Tas expectation visai ne expectation. Bus matyt, kas čia gavas, bet tikrai nestebuklas kažkoks. Nieko įspūdingo. Nieko galima nesitikėti iš jo. Nežinau, gal čia tik pas mumis, vietom rodo, 2,5 dar kažkaip. Bet tik vietom. Aišku, laukas net nelabai tolygus, išmirkė dar kažkas, bet... Ir užkrauta, nevažiuojant, būna kartais išeina. Man atrodo pilna. Ja, pakankamai. Nemanau, tai kėdė aš tai palauksiu. Tai va žodžiu, expectation nupultas. Važiuosim, realiai paskutinis laukas liko. Dar vienas yra likęs, bet ten kitą dieną. Tai realiai tenais yra veislių bandymai tie visi kalvo. Tai
pažiūrėsim buitiniu tokiu būdu. Pabandysiu prasipjaudinėti nuo krašto, tiesiog pjausim ir žiūrėsim, ką rodys, tai vis užmesim komentarą, pažiūrėsim. Jeigu šitas daugiau rodo, tai vadinasi ir veislė daugiau byra, tai čia palyginsim. Visi expectationas baigtas. Nu, pirmoji veislė juodasis auksas, čia tarsi pavlas ar kas tenais, excited. O. Atrodo, čia spėja ryt. Bet va taip va. Iš 3 tonų pakilo, nu bet apie 3 laikosi. Žiūrėsim kitas ką. Dar viena iš veislių X-Level. Nu, 2,5, bet mažiau vietom. Bet ir matosi, kad nėra tiek masės. X-Level. Gal kur geriau biškį daugiau parodys. Taip stabiliai laikosi. Nu, kol kas turim lyderį, Expose. Visai neblogai, 3, 3, 2. Kažkokia iš skaičiukų paslėpta veislė dar. 3. Tai pamečiau veislės, visos tą patį rodo realiai. Jokių kažkokių išskirtinumų, nu vieną tenais ten Expose'as ar kokia tenais iššoko kažkiek daugiau, bet reziumė vis tiek kažkoks kažkas. O atrodo, wow, ne? Lygų, gražu. Masės trūksta, nežinau, šakų trūksta. Tiesiog gal šalna labai paveikia. Daug čia tų veiksnių visokių. O kokie tie veiksniai iš tikrųjų, tai kombainas būsta 100% vietom apkrautas. Derlius 2,5. Tikrinausi su svarstyklėm. Tai svarstyklės toną daugiau rado negu kombainas. Bendro svorio kalbu. Vadinasi, rodo gerai. Tai 3,5 rodo. Viskas 90 keli hektarai nupulta. Baigėsi rapso kryptis. Kviečiuosi ir kažkaip atrodo, kad nieko gero nebus. Tokie tie metai išėmės. Nu, atvažiėsim, kaip jausim, ką rodys gero.
įspaudžiam kirklainą. Įsėdim. Tai atvažiavom, pabaigiam rapsus visus kultis, reikia paberas greičiau susidaiginti. Tai dabar truputėlį laiko yra iki kviečių, tai to laiko tik tais viena diena realiai. Rytoj važiuosim į kviečius pjautus. Pamatavom drėgmę 14, tai dar baigia kombainą Viktoras perėt. Tai aš tuo tarpu greitai plakėsiu, sakau. Reikia žiūrėti, gal apie gylį reikia truputį pasididinti. Ką rodo gylis. Nereikia čia truputėlį daugiau. Šiaip rapsą pabirom nereikia, bet mes turim nuo tos juostinės likusius kalniukus. Tai ne, turbūt, kad gerai bus. To gylio taip atrodo, kad nėra, bet užtektinai. Čia parsitempiau iš balos. Tokie jie turėtų sukrist, kol kviečius reikės sėt. Va toks va bardakas pasidaro, kaip sakant, ir viskas, ir apsas sudygsta. Kartais būna viena pusė giliau dirba dėl to, kad 7,5 metrų ant vieno to gabalo, ant kieti diskai ir būna giliau pradeda dirbti diskai. Tai truputį toks niuansas su šitom akėčiom yra. Gal giliau pasileis truputį. Ir visur išpjautų. Nu, nežinau, dar važiuoti reikia į kitą galą pasižiūrėti. Ir kitam gale kitokia žemė, tai vėl. Tai va, kur mūsų derlius kartais dingo, tai va tokiose va vietose išmirkusiose. Atrodo, reikia pasigilinti dar per porą klipsiuko. И bus ramu. Paliksim per 5.
Čia jau buvo giliau. 3-5. Kažkodėl vieną praleidęs buvau. Pasigilinta. Šiek tiek paleist, kad plaukėtų ant centrinės, tai va visai kitaip jau. O dabar panašiau jau. Gylis. O toks vajovalas vyksta tam tose kėšiuose. Ką jos padaro, tai kad sėkla gauna kontaktą su žeme ir jinai greičiau sudygsta, o ne kaba kažkur ore jinai sunkiai, tada turi daug lietaus būti, kad susiplotų ir jį pradėtų dygti. Čia pagreitina procesą mažais kaštais, nes greitis yra 20 dabar važiuoju, 7,5 metro plotis, tai 14 hektarų į valandą, tai manau labai dideli skaičiai yra. Automatinis vairavimas paspaustas. Spaudžiam žemyn. Nežinau, pasidarau atakos kampą statesnį, pavyzdžiui. Tam yra skalė. Pasidarai, va, tarkim, 6. Grinai bevažiuojant, tuk, nusileidai. Ir cilindrai nelaiko. Nu, įdomu. Gurbai galiu parodyti, kaip atrodo lauke. Žodžiu. Va, jau čia rapsiukas jau pradėjęs vadikt. Bet va, matot, visokių nelygumų. Visko yra. O va, su akėčiom pravažiuoji. Va, pasidaro va, kiek kuri žemė ir visos augalinės liekanos va, susimakaluoja į žemę ir tada rapsiukas labai gerai sudygsta. Mačiau, tiem pačiam šliužams labai nepatinka, reikėtų mažiausiai ar 3 kartus važiuoti ir tada tos muselės lenda. Ir tada jiems irgi gyvenimą trumpini čia taip važinėdamas. Bet mūsų dabar tai, jeigu tiesiog nesėja taikai, nu, tu faktiškai, va, vieną kartą tai pravažiuoji, sudygo ir važiuoji sėt. Nežinau. O va, kai sustoja, atrodo, kad jos nieko nedirba, bet va, kiek tampo po visur tas augalinės liekanas ir lygina jas, kad visur jų būtų panašus kiekis. Va, vienas tas iššokęs. Kad nelakstytų į šonus. Sakau, kad manis jos lakstė. Grandinės gal per daug.
tai laisva. Nu čia jos turėtų, kai nusileidžia, atsipalaiduoti, tada kada pasikelia, čia reikia ją susireguliuoti iš tikrųjų. Dabar turėtų būti pakeltos, kad plaukatų šlaunis truputį dirbtų. Nežinau, kaip čia reikia, parašykit jūs čia viską žinote. Kitą kartą taip ir padarysiu. Šaibos trūksta jau atrodo. Po tų vietom gerų yra. Vietom. Šitą džendyrą įlipta į kokį. Kuro grubiai tai visai ir 2.4 ir 2.2 būna, paskui jau nukrenta. Kaip į bėgį būna įsijungęs džendyras. Man tai kas patinka, kad jos per va šitus visokius džumbrynus geba važiuoti ir nieko neužsikemša jos. Atrodo, nieko nepadaro. Nu, va, kai iš šono žiūri, nu, kas čia, nieko blatko.